Taigi viešpats, jis prikėlė Lozorių. Bet prieš prikeldamas, jis pasakė fantastišką dalyką Mortai. Sako, Morta, ar nepamini, kaip aš tu sakiau? Tik tikėk. Jei tikėsi, matysi Dievo šlovę. Jei tikėsi, matysi Dievo šlovę. Tu tiki metus. Jei tikėsi, antrus, matysi Dievo šlovę. Sakyk, aš jau 5 tikiu. Jei tikėsi 6, matysi Dievo šlovę. Tikėk 10 metų, 15, 20. Raštas sako, Abraomas vaikščio 25 metus paskui viešpatį. Ir viešpats vis maitino pažadais. Toks yra išsireiškimas, pasauliečiai naudoja. Mus politikai maitina pažadais. Politikai yra viena. Matai, jie mažai ką gali duoti, tai yra žmonės. Bet viešpats, kuris maitina tave pažadais, Pasakyk, mane maitina pažadais viešpats. Jo, ir tai sustiprina tavo tikėjimą, kai tu pavalgai. Nes, žinai, kai Dievas žada, tai jisai gali ištesėti. Žmogus žada, tai žinai, jis gali numirti rytoj ir viskas. Numirs ir jo pažadai. Bet kai Dievas žada, kažkas už to stovi. Abraomas pradėjo siekti viešpačių, kai buvo 75 metai. Niekados nevėlų pradėti siekti viešpačių. Niekados ne per anksti siekti viešpačių. Amen. Ir jisai sekioja ir sako, viešpatė, negalim vaikų susilaukti. Su Sara, negalim vaikų susilaukti. Ir viešpats sako, aš tau duosiu tau sūnų, pažadą sūnų. Per tavo palikuonį bus palaimintos visos žemės tautos. Ir jis kantriai sekė. Tai būk kantrus, sek iki galo. Kas iškęs iki galo, sako Jėzus, tas bus palaimintas. Amen. Nepasiduok nusivylimui, nepasiduok kartėliui. Neleisk spanti, kad tave velnės vedžiotų už nosies. Kažkas bažnyčiai nepasisveikino, netaip atrodo, žodžiu, užuolaidos nepatinka. Kodėl tokios spalvos, ne kitos? Koks tau skirtumas? Ieškok viešpatės. Tu labai kreipi dėmesio, kai tu nueini į polikliniką, kai tau reikalinga pagalba, kokios spalvos sienos. Nors jos žalios, šlykščios. Tau labai rūpi, kiek metų daktarui, pavyzdžiui. Žodžiu, ar ten kokiu muilu jis plauna rankas, žodžiu, ten. Tau labai rūpi, rūko jis, nerūko, tarkim, arba jo asmeninis gyvenimas. Tau visai kita, tau nemotais. Tau svarbiausia, žinai, kai tau skauda dantį, tu ateini ir tu net neklausi, kiek tai kainuos. Žodžiu, jeigu tau labai skauda. Tu prašai, kad tau kuo greičiau išrautų dantį. Amen. Taip ir čia. Jeigu tau reikalinga sveikata, tau reikalingas gyvenimas, mokėk kainą ir būsi laimingas. Amen. Gerai, brangiai. Mano pamokslas labai paprastas. Galvoju, ką pamokslauti. Galvoju ir sugalvoju apie laimingą šeimą. Laiminga šeima, palaiminti vaikai. Amen. Pasakyk, laiminga šeima, palaiminti vaikai. Amen. Negali būti nelaiminga šeima, bet vaikai palaiminti. Nelabai, ne? Nors stebuklų būna. Bet mes šitam, kad pažiūrėtų, kaip buvo nuo pradžios. Taigi, pažiūrėkime į pirmą šeimą. Atsiverskime Pradžios knygą, 4 skyrių. Venk iliuzijų. Venk iliuzijų. Negalvok, kad tu esi krikščionis ir tu susituokęs, kad tavo šeima turi būti savaime būti palaiminta. Ne. Žinot, aš dažnai lyginu, kad šeima tai yra tai panašiai kaip namo statyba. Ir čia labai tinka šitas palyginimas. Pirmas dalykas, tam, kad pradėti statyti namą, tau reikalingas teisėtai įgytas sklypas. Tam, kad pradėti statybą, tu turi gauti statybos leidimą. Nesvarbu, kad du žmonės nusprendė, kad jie vyras ir šeima, vyras ir žmona. Nusprendė paprasčiausiai. Mes padarėm sprendimą, nors viskas prasideda nuo sprendimo. Bet jie nėra užregistravę santokos. Metrikacijų, žodžiu, skyriui. Zakse, kaip mes vadinam. Ja? Ta šeima nėra pripažinta. Mažai, kad jie skaito. Jie galvoja, kad yra šeima. Lygiai panašiai taip dangus registruoja šeimas. Amen. Todėl ne kiekvienas, kas galvoja, kad jie yra vyras ir žmona, jie yra vyras ir žmona. To žmonės vadina sugyventiniais. Dabar ir būna dar kitaip. Būna, kad du vyrai galvoja, kad jie vyras ir žmona. Jie irgi šeima. Stengiasi, žodžiu, būti šeima. Arba dvi moteris labai stengiasi būti šeima. Ir kiek jie besistengtų įsivaizduoti, kad tai yra šeima, bet tai nėra šeima. Nors jie priverstų visą pasaulį skanduoti, kad tai yra šeima. Jūs šeima, jūs šeima. Bet tai nėra šeima.
Todėl svarbiausia yra ne kaip mes ne kaip mes jaučiamės, bet kas yra tiesa. Amen. Jėzus sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa jūs išlaisvins. Taigi žiūrėkime, aš noriu, kad mes pradėtume vieną eilutę anksčiau, tai yra 3 skyriaus paskutinė eilutė, nes čia labai svarbu, nuo 23. Todėl viešpats Dievas išvarė iš Edeno sodo dirbti žemę, tai yra Edomą, iš kurios jis buvo paimtas. Išvarė žmogų į rytus nuo Edeno sodo, viešpats pastatė cherubus su švitruojančiu ugniniu kardu, saugoti kelią prie gyvybės medžio. Taigi visa tragedija šeimos prasideda nuo tada, kai žmogus nusisuko nuo Dievo. Todėl šito vietoj kunigas Varinskas teisus, televizijos sakydamas, mums visiems reikia grįžti pas Dievą. Mums visiems reikia grįžti pas Dievą. Žmonėms reikia atsigręžti pas Dievą. Taip, galbūt žmonės turi, šiek tiek paragauja laimės kažkokio tai, tokį supratimo. Aš nesakau, kad dabar nėra laimingų šeimų. Ne, nes suprantat, kaip, tai pasakysi, tai kaip dabar netikinti žmonės yra laimingi. Reikalas tame, kad Dievas yra tikintis. Ir Dievas yra geras. Ir aš tą sakau, kad jis duoda saulę dėl teisių ir dėl neteisių, duoda lietų ir dėl neteisių, dėl teisių. Bet Dievas nėra sąlygis, nėra toks, kad užsuksiu kranelį, žodžiu. Jeigu tu manęs negarbinsi, nešlovinsi, nevaikščiosi bažnyčią, nieko negausi. Ne, Dievas yra geras. Dievas ieško, kaip išgelbėti žmogų. Dievas ieško, kaip padėti žmogų. Dievas ieško menkiausias galimybės, kaip palaiminti žmogų. Nesvarbu, jis tikintis, netikintis, krikščionis, musulmonas, jisai, arba apskritai jis pagonis, papuasas. Dievas rūpinasi kiekvieno žmogum. Kaip kiekvieno žvirblių ir kirminų. Amen, toks yra Dievas. Bet laimės pilnatvė, tai čia priklauso nuo daugelį dalykų. Ir taip pat priklauso nuo teisingo mokymo, teisingo supratimo. Juk kvailys negali būti laimingas. Nors jis jaučiasi laimingas, bet jis, kaip suvokta laimė. Amen. Reikalingas pažinimas. Todėl mes esam palaiminti, kad mes esam mokomi viešpaties. Amen. Sakai, kad aš esu palaimintas, kad esu mokomas viešpaties. Amen. Čia irgi susijęs su tikėjimu, su mokymu. Pavyzdžiui, vyras ir žmona. Aišku, tu žinai, kad tu vyras ir žmona. Tu tiki tuo. Tai nereikia vieną dieną į pasą žiūrėti, kad vedęs. Vis dar vedęs. Tau nereikia taip daryti. Jo. Todėl durnius negali, būti laimingas. Jis pamirš apskritai, kad yra vedęs. Su galva neturi. Dėl to labai svarbu, kas mūsų galvoja. Ir širdį ir galvoja. Vyrai, kurie eina pas kitas moteris, jie turi pamirštą, žodžiu. Apskritai. Kurie pusė namai, Todėl yra problemos, Dėl to reikia, kad viešpas mus išgydytų. Baikit vaikų čia lakstyti, eikit į vaikų tarnavimą, eikit ten tortą valgyti, eikit. Ten bus viskas gerai, nebijokit. Nedrasus vaikelis. Viešpas te palaimintų, mes melsimės už jūs. Taigi žiūrėkite, viskas prasideda nuo tada, kai žmogus nusisako nuo Dievo. Net jeigu ir mes susipažįstam bažnyčią, jeigu mes susitokiam bažnyčią, gaunam palaiminimą, tai nėra abrakadabra. Tu gavai leidimą statybai. Palaiminimas bažnyčios, ar ne? Ir Dievo. Tai yra leidimas statybai. Tai reiškia, kad nuo tos dienos tu pradedi statyti. Štai kodėl pasaulis dažniausiai galvoja, medaus mėnuo buvo geriausias mano mėnuo. Dėl to, kad tu esi kvailys, apsidžiaugiai, gavai leidimą. Aš turiu leidimą, žodžiu. Ir man dar davė samasvalą plytų. Ir skiedinio dar vieną kuzavą. Ir kas? Ir po metų tu vis dar prie tos krūvos sėdė. Po 2 metų jo apskaitai prakeikimas, nes tu gauni baudas, kad tu nieko nepradėjai statyti. Taip pat ir su šeima. Bet tikra meilė ir tikras džiaugsmas, ir tikras palaiminimas, jisai auga, suprantat? Žiūrėkit, viskas, medį pasodinai, jisai auga, didėja. Ir visko toliau, tu daugiau neša daugiau vaisių. Amen. Juk taip yra gamtoj. Lygiai taip pat ir šeiminiam gyvenime. Mūsų medaus mėnuo tai pats blogiausias iš visų mūsų mėnesių. Atsimenu, prabundu, ir galvoju, kodėl nesikeli, nesuprantu. Galėtų keltis, eiti į dušą, kažkaip taip. Dar pasiraižyčiau čia.
Ir jinai taip pat galvoja. Ir abudu gulim ir galvojam, kodėl jis nesikelia. Kodėl nesikelia. Bet tos mėno ne pats geriausias. Trintis, priprast dviese gyventi. Kuris pirmas į tualetą, į dušais. Kas kam valgyt darys, kas indus plaus ir taip toliau. Visą tai, ką viešpats duoda, iš tikrųjų, dieviškas braižas yra. Visa auga. Visa plečiasi, didėja ir atneša daugiau džiaugsmo. Taigi gyvenimas tarpusavio santykiai tai yra statyba, kai mes statome. Netgi draugystė. Mes susipažįstam bažnyčioje. Ir mes taigi negalvojam sąmoningai. Mes taigi kaip maži vaikai, žodžiu, davė ledų, spalgė, žodžiu, daug dar ledų. Bet santykiai, statyba tai yra, kai aš skiriu dėmesio, kai aš kažką duodu savo draugui. Dėmesį. Pagalba kažkokia tai, šiltą žodį, palaikymą. Tai statomi santykiai. Tada tai yra palaiminimas. Bet jeigu mes nesukūrim tarpusavio santykių, mes ir neturėsim iš to pasimėgimo ir palaiminimo. Amen. Taigi, kai mes grįžkim prie pirmos minties, kai žmogus su Dievu, tada jis šio gauna malonę, gauna supratimą ir suvokimą, kaip tvarkyti savo gyvenimą. Ką tai reiškia, mylėk savo artimą kaip save patį. Tai nereiškia, kad jam pastovi pataikauti, nes jeigu savo pastovi pataikausi, bus blogai. Žiūrėjau dokumentinį filmą apie storiausią žmogų pasaulyje, kuris sveria 560 kg. Nelaimingas žmogus verkia, meldžiasi, sako, Dievui, kodėl taip su manim atsitiko. Bet negali tu valgyti ir nesustoti. Reikia kovoti, ypač jeigu tavo organizmas linkęs, žodžiu, taip, platėti. Gerai pavyzdžiui Andrėjui, tai jis gali valgyti tai į dieną toną picų, jam nieko. Dar krenta svoris. Pasitoks kūnas. Bet jeigu tavo kūnas kitoks, tu turi dirbti su tuo. Taigi, suprantat, netgi nuo pradžios, kai Dievas sukūrė Adomą, vis tiek jam reikėjo įdirbti dienos sodą, prižiūrėti jį. Tai be darbo jokio gyvenimo srity nebus. Taigi, kai mes pasitraukiame nuo Dievo, tai čia prasideda visos mūsų tragedijos, visose mūsų gyvenimo srityse, taip pat ir šeimoje. Nes Dievas duoda malonę, Dievas duoda įkvėpimą, kūrybingumą duoda. Aha, reikia gėlę žmonę nupirkti. Jo, arba ten reikia vyrui kažką iškepti skanę kiaušinienę šį kartą su krapais. Aš juokauju, bet aš kažkas tai turi vykti. Ir tada Adomas pažino savo žmoną Ievą ir ji tapo nėščia. Ir pagimdė Kainą ir tarė, įsigijau sūnų viešpaties pagalba. Ir dar pagimdė jo brolį Abelį. Abelis buvo avių piemuo, o Kainas žemdirbys. Kuriam laikui praėjus, Kainas aukojo viešpačiui žemės vaisių. Taip pat ir Abelis aukojo iš savo bandos riebiausių pirmagimių. Viešpas pažvelgė į Abelį ir jo auką, tačiau į Kainą ir jo auką jis nepažvelgė. Todėl Kainas labai supyko ir jo veidas paniūro. Viešpas tarė Kaino, kodėl tu supykai ir tavo veidas paniūro, darydamas gerą ar nebūsi priimtinas. O jeigu gerą nedarai, nuodėmė tiko prie durų, įtraukia tave, tačiau tu turi viešpatauti jai. Taigi žiūrėkite, kai atsitrauki nuo Dievo, sako raštas, žūsta mano tauta dėl pažinimo stokos. Taip mes aukojam viešpačiui, bet ne kiekviena auka jam priimtina. Nes jeigu tu duodi bomžui, benamiui tą patį, kad tu viešpačiui, tai tu viešpatį prilygina prie bomžo. Ar tu bomžą prilygini prie Dievo? Kaip greičiau, kad atvirkščiai. Kiekvienas aukoja tai, kiek nusprendė savo širdį. Ir tai nėra vien piniginės aukos. Tai apskritai tavo yra pasiaukojimas. Jeigu taip imti, pasiaukojimas tavo šeimai, pasiaukojimas tavo darbui, tu turi darbą, profesiją, darbovietę tu turi. Tu nebūsi priimtinas ir tau neturėsi sėkmės, jeigu tu darbovietė nebūsi pasiaukojantis. Jeigu tu ateini į darbą ir išeini 5:00 ir viskas, jau tu išeini, taip gal palauk, čia reikia daroti. Ne, viskas, man jau reikia išeiti. Tu
nieko nebus. Tu vieną kartą tai padarysi, tu teisus, taip, tu teisus. Ir viršininkas mato, kad tu teisus, bet tu paprasčiausiai nervuoji. Ir paskui pasakys, žinai, tu gal teisus, bet, jau viskas. Užknisai ir daugiau mes susiradom kitą. Negali skaičiuoti centų. Turi keist mąstymą, turi užduoti savo klausimą, kuo tu esi naudingas, kuo tu esi išskirtinis. Šeima prasideda nuo atsakymo klausimo, kam aš reikalingas tam sutuoktiniui savo. Vyras turi pirmiausia pažiūrėti savo žmoną, kas jie iš to, kad aš jos vyras esu. Kritiškai, supranti, Ar tikrai aš duodu geriausią savo šeimai. Žmona turi pagalvoti, pasikasyti galvą, kas iš to, kad aš esu jo žmona. Aš suprantu, kad yra meilė. Ir raštas sako, meilė pridengia gausybę nuodėmių. Čia nereikia idealizuoti, kad, aš nevertas ir ten reit kartas. Ne. Bet ir išmintis paklaus žodžiu, kame aš turiu pasikeisti, ką aš galiu padaryti geriau. Pasiaukojimas. Dievas pažvelgė į Abelio auką, į Kaino ne. Ir Kainas norėjo aukoti, jis irgi aukojo, spantat. Jis irgi aukojo. Bet galbūt tai, kas buvo patogu, kas buvo... jam galvoja, kad tai yra auka, žodžiu. Bet mums labai svarbu suprasti, kad jeigu mes žmogui darom gerą, tai gera turi būti ne mums, o tam žmogui, kuriam darom gerą. Ne? Mes kartais galvom, darom gerą ir mums taip gerą. O žmogui, tai jis nevertina paprasčiausiai. Jis nevertina. Net turi gerą žmogui padaryti. Ir tu galvoji, kad kiekvienas tas, kuris sėdi, duodi jam litą, tai jam gerą darai. Jeigu tu iš tikrųjų nori padaryti gerą, tu pirmiausia turi skirti truputį dalelį savo gyvenimo jam. Dėmesio, spanti. Galbūt sustoti, kažką, užkalbinti, pašnekėti. Paklaus, gal geriau kokį nors, daiktą jam nupirkti, pirštinės, kepurė, ar, nepirkti, jeigu neturi, tai gal šiaip padovanot. Gerą padaryti, tai reikia kartais pagalvoti, reikia skirti truputį dėmesio tam ir laiko, kad gerą padaryti. Raštas sako, būkite išmanus geram, tai yra kūrybingi geriems dalykams ir paprasti blogiui. Ir tokia rašto vieta. Būkite kūrybingi geram, paskui kūrybingi. Įjung kūrybingumą. Kartais faina, kartais nustebinti žmoną kažką tokio, sugalvoti tokia, kažką tai tokio, siurprizą kokie. Vakar buvo mergvakaris. Seseris darė mergvakarį. Olgai. Pas mūsų vestuvės bus po savaitės, žinot, ja? Mes kitą sekmadienį laimėsim Marių su Olga. Aleliuja. Čia galim paploti viešpačiui. Pasidžiaugti. Jie ruošiasi. Ir Marių mes irgi padarėm bervakarį. Tokį, žinot. Kaip pasaulyje, kažkaip tai aš taip galvoju, kodėl būtent kažką reikia blogo daryti. Remigis sako, gal šlektuvų išmetam. Sakau, gal nereikia. Su parašiutu ar bet, žinai. Sakau, gal nereikia. Jokauju. Mes taip žiūrėsime iš posom jokau. Nes dažniausiai, pasiūlyti kažką sugalvoti, tokio, blogo. Kažką tokio. Mes kažkaip paprasčiau galvoju, padarykim gerą, Marijai. Padarykim gerą. Mes užsakėm pirtį, Sompirtį, Lenkų namuose, kur buvo konferencija. Bet vis tiek, žodžiu, kažką tai vis tiek reikia kažką tokio. Sugalvoti, kad ne viskas būtų labai taip gerai, žodžiu. Kad jis lauktų kažko blogo, gautų gerą. Tada didesnis įspūdis, ar ne? Žodžiu, mums buvo Švedijoje padovanoja tokia silkė švediška, kas nežino, ten tokie, žodžiu, aš jos niekada neoščiau. Bet sako, taip smirda, kad viskas, žodžiu, miršta visi aplinkui. Ir sako, man kai buvo padovanoja tą silkę, sako, tik netidarinėkit namuose, gink Dieve, nes paskui keiksit mus. Sako, atidarykit kur nors iš namų išėję, geriausiai būtų miške, ir kad vėjas ne į namų pusę pūstų. Žodžiu, seserį susiskambino, mano Lina susiskambino su kitais broliais, kurie buvo su Marium, sako, žodžiu, mes sugalvojom. Dabar, žodžiu, Marius užrišimo akis, atvežė ten vietą nuo šalia ir dabar Olga pamaitins, žodžiu, Marių. Olga atidarė tos konservus ir pabėgo.
Marius nevalgė, nes jis apskritai nekenčia silkės. Nu, va, žodžiu, tai buvo toks šposas. Ir tada Marius su užrištom akim buvo vežamas kažkur, tai jis nežinojo kur. Ir sakau, duokit ragelį Mariui, žodžiu. Mariau, sakau, tu šalčio bijai. Marius, nu, žiūrint, kokio, o karščio bijai. Nu, o tu plaukt moki surištom kojom. Žodžiu, jis buvo nusiteikęs nežinau kam. Žodžiu, jie atvedė užrištom akim, žodžiu, tą sauną ir atrišo akis, žodžiu, ir jis pamatė, kad jis suompirti. Fine. Ir jis sutikėsi kažko blogo. O čia prašiausia, mes va, su broliais susimetėm, kad sauną, nupirkom vaisių, picų. Ir mes ten paprasčiausiai smagiai praleidom keletą valandų. Buvo faina, ne? Tai vat aš pastebėjau, kad gerą galima padaryti, tik tais reikia truputį dėti kūrybingumo. Truputį. Aišku, jeigu aš būčiau galvojęs savaitę kokią vien tik apie tai labai intensyviai, galbūt dar kažką būtume prigalvoję. Kaip seseris ruošiasi gal mėnesį, Olgai. Jis vaikščiai po visą miestą, žodžiu, rinko parašus iš praeivių, žodžiu, kad palinkėjimus, laimės, sėkmės, džiaugsmo. Nu, ten daug visokiausių buvo dalykų, žodžiu. Ir buvo labai smagu. Pasakyk, aš noriu būti kūrybingas geriems dalykams. Amen. Ir atsimink, kai gerai darai gerą, kai tu nori gerą padaryti, tai tu galvok, kaip ar tam žmogui bus gera, ar jam tas patiks, ar jis tą priims. Amen. Gerai. Tada bus kur kas efektyviau. Nes jeigu mes darom gerą tik tais, kad mums būtų gera, tada tai nėra tas iš tikrųjų geris. Aleliuja. Taigi taip pat ir su Kainu, jis norėjo aukoti viešpačiui. Norėjo aukoti. Bet jis norėjo aukoti tai, kas jam atrodė tinkama. Ir jis darė gerą, ir jam buvo gera nuo to galbūt. Bet Dievas sako, nepažvelgi į auką. Tada jis supyko ant Abelio. Niekada nepavydėk niekam. Jis supyko ant Abelio. Kodėl? Iš pavydo. Kad viešpas pažvelgė į auką, jo nepažvelgė. Čia liksės tokį posakį turi gerą, sako, viską atleis, bet sėkmės ne. Все простят, но успех никогда. Pavojingas labai dalykas. Kovok su pavydu. Kovok. Kai ateina pavydas kažkoks, kai ateina kažkoks tai, toks jausmas, tu turi kovoti. Tu turi įdėti pastangų, griauti tai. Aš į konferenciją pakviečiau specialiai visus pastorius. Ir pakviečiau Kastytį taip pat. Apie kurį kalba, žodžiu, kad pas Kastytį ateina, daug tavo žmonių išeina pas Kastytį bažnyčią. Aš specialiai pasikviečiau, kad sugriauti tai. Aš nenoriu, kad būtų siena, kad velnias statytų. Aš nenoriu tame gyventi. Aš nenoriu. Net jeigu visi išeitų pas Kastytį, liktų tik mano žmona. Vis tiek aš nenoriu. Nenoriu gyventi. Nenoriu, kad mano kaip čia pasakyti, taip nevulgariai ir pakankamai. Nenoriu, kad velnias kakotų į mano širdį. Nes kiekvieną kartą, kai tu įsileidi pagiežą, įsileidi pavydą, kartėlį, kažkokį nepasitenkinimą, tai tas pats kaip tu leidai, kad velnias pakakotų į tavo rūtų darželį. Tu esi atsakingas už savo širdį. Tu esi. Pasakyk, aš esu atsakingas. O taip su pirštu paboksnokis save. Aš esu. Tu esi. Nesvarbu, kad to padarė blogo. Nes kai tu meldėsi Tėve mūsų, ten yra žodžiai, kurių tu negali pakeisti, negali išbraukti ir pakeisti, perrašyti. Ir atleisk man mano kaltės, kaip ir aš atleidžiu. Nes tugi didesnis esi šiknius, negu tas kaimynas, kuris to blogo padarė. Dievo akivaizdoj. Tugi esi labiau skolingas, negu tau kaimynas. Jėzus davė palyginimą, sako, ten buvo vienas žmogus prasiskolinęs karaliui. Jis sako, daug labai prasiskolinęs, kad jis per savo visą gyvenimą netiduotų. Ir jis liepė tarnam atvesti, tarnai sučiupo jį, atvedė pas karalių. Sako, reikia atsiskaityti. Neturiu iš ko atiduoti. Labai daug skolingas esu. Ir karalius pasigailėjo, raštas sako, ir paleido jį. Tas išėjęs, patenkintas, laimingas, iš to džiaugsmo, pačiupo savo kaimyną, kolė, bičiulį, žodžiu, ir pradėjo dusinti, smaugti. Atiduok mano 17 kapeikų. Ir tą bulkutę nupirkau mokyklą, paminė. Ir pradėjo smaugti, žodžiu. Ir tarnai išgirdė apie tą incidentą. Nuliūdė pranešė tą žinią karaliui, kad sako, jis taip elgėsi. Tu jam dovanoji 100 000 už dėl 17 kapeikų smaugė savo kaimyną. Ir karalius raštu
palyginime sakoma, kad įmeti į kalėjimą, kol jis neatsiskaitys su visa skola. Todėl atleisk, kad ir tau būtų atleista. Čia yra principas, čia yra dėsnis. Taip žinau, kad kartais kažkas tave įskaudina, daug žmonių neteisėtai pasielgia. Neteisybė. Taip žinau, kad kurie bažnyčiai buvo dabar susitikimas pirmadienis su Madabuku, buvo ekspromtu, labai staigiai nuspręsta, žodžiu. Mes paprasčiausiai per pietus valgėme, aš paklausiau, ar jis sutiktus, nebuvo kada perskambinti visiems, žodžiu, ne visi buvo pakviesti. Nereikia dėl to skaudintis. Kartais taip atsitinka gyvenime. Viešpats žino. Pasitikėk Dievu. Atsimink, kad kas priklauso tau, nepraeis pro šalį. Kas priklauso tau, nepraeis pro šalį, bet saugok savo širdį, tyrume. Viešpats pamatys tave. Raštas sako, nusižeminkit po jo galingą ranką. Klausyk atidžiai. Nusižeminkit po jo galingą ranką, kad metui atėjus jis išaukštintų tave. Ar jau dabar metas? Ne tavo reikalas. Nusižemink, į metui atėjus, jis tave išaukštins, pakels tave, atlygins tau, paguos tave, nubrauks tavo ašaras, pasotins tave, sutvirtins tave, išgydys tave. Būk kantrus, lauk viešpatės. Kas laukia viešpatės, tas sustiprėja jo jėga. Pakyla kaip erelė ant sparnų. Bėga ir nepavargsta. Amen. Taigi aukok, kas viešpačiui yra priimtina. Aukok. Aukok. Čia eina kalba apie visą tavo gyvenimą. Mūsų piniginės aukos. Taip mes šiandien aukosime. Kaip ir kiekvieną susirinkimą pradė. Bet mūsų piniginės aukos tai yra simboliškai jau tavo pasiaukojimo išraiška. Brangiai. Todėl suprantama, kodėl žmonės ateina, žodžiu, ir jie užklupti yra savo būsenoj. Nes tai priklauso nuo tavo šventumo, nuo tavo, kaip tu gyveni, jeigu tu gyveni nuodėmės, spanti. Suprantama, kad tau nesinorės, suprantama, kad tavo spanti, smegenys, spanti, ten veisėsi žiūrkės ir tarakonai. Tai suprantama, jeigu nėra tvarkos namuose, tai kitaip būti ir negali. Todėl tau spanti kiekvieną piktinasi ir vėl renka paukojimus, ir vėl renka, tu manęs paklausk, ar aš piktinuosi. Man gali būti 5 kartus gali rinkti paukojimus. Aš nepasipiktinsiu. Aš aukosiu, kiek nusprendė širdį. Ir kai nebus ką aukoti, tada neaukosiu. Bet ko piktintis? Kodėl tave tai piktina? Tu pažiūrėk, kiek aukoja spanti Maksimuose žmonės. Ir ten niekas nesipiktina. Tai nežinau, kas su to, ir vėl reikėjo mokėti. Niekas taip nesako, tai čia normalus dalykas. Nu. A tu matai nors vienas susinervavusi kasoj, moko 102. Kasininkė pasimestų, sakai, apsaugą kviestų, žinai, žmogui blogai, psichologinė pagalba reikalinga. Tai tu spanti, tai tu jeigu nenori, tai nepirk, Arba tiksliau, kokio tu lygį nori gyvenimo turėti. Žinote, kad nuskristi į Ameriką reikia pirkti lėktuvo bilietą. Žinot apie tai. Ir kokią tu kainą sumokė, taip tu važiuoji. Jeigu nori pigiausiai, tai skrendi silkių klase. Tu galvoji, nieko, aš skridau daug kartų, žodžiu, ekonominį klasę ir viskas labai normaliai, čia nereikia čia. Aš vieną kartą pamenu skridau, matau, kad su Viktorija skridau iš Amerikos anksčiau. Ir, žodžiu, prie Rado kažkaip mes susikeitėm. Ir, žodžiu, taip gausi, kad aš sėdėjau žodžiu, šalia manęs atsisėdo toks rimtas žmogus. Ir aš sėdėjau taip pusę kelio. Taigi, manate, dangaus karalystė irgi yra, kaip ir, sakykime, bilietai. Juk tam, kad atei pas viešpatį, tu turi pasakyti viešpatį, atleis mano kaltes ir aš pašvenčiu tau savo gyvenimą. Tu negalės, be pasiaukojimo ateiti pas jį. Lygiai bet kaip susituok, du žmonės negali be pasiaukojimo. Tas sako savo žmonai, mano gyvenimas priklauso tau. Jis sako, mano gyvenimas priklauso tau. Be pasiaukojimo neįvyksta tie dalykai. Taigi mes galime keliauti į Ameriką ekonominę klasę, bet jeigu tu daugiau moki, tu brangesnį bilietą pirki. Tu turi komfortiškesnę vietą. Ekonomi plius, ten kur kojas galima labiau iškėsti. O kažkas skrenda biznio klasę. Moka brangiai. Čia yra kaip palyginimas, aš jums duodu. Lygiai taip pat. Pakeliui namo.
Galima kaip pamuštam šuniui šliaužti, žodžiu. Šiaip ne taip. Į dangaus karalystę. Apmanuojant kiekvieną dieną. Viešpatie, pasiimk mane. Yra nenormalu, jeigu krikščionis kančiose ir sielvartė visą gyvenimą. Ne. Iš esmės, Paulius sako, mes gyrimės sielvartais, džiaugiamės. Čia tas pats, matėt, iki konferencijos tu galvoji, kad baimė tai yra blogai. Baimė, surišam baimę. O čia staiga tu girdi. Dievo tarnas sako, klausyk, baimė, tu gali išnaudoti baimę, nes tai yra signalas, kad artėja pavojus. Ir Salomonas sako, išmintingas, pamato artėjant pavojų ir pasislėpia, o kvailys eina ir pražūna. Bet mesgi tai nekvailiai. Amen. Žūsta mano tauta dėl pažinimo stokos, bet jeigu ateina pažinimas, ateina šviesa, tu tada žinai, ką daryti. Amen. Pasakyk, aš noriu komfortiškai keliauti į dangaus karalystę. Jis man viskas priklauso nuo mąstymo. Mokiniai gavo kirčių, ar ne? Už tai, kad jie Evangeliją pamokslavo. Ir jie ėjo džiaugsmų trykšdami. Ha! O, mes palaikyti verti dėl viešpatės. Pas jos mąstymas kitas buvo. O jie tokie, aš nesuprantu, kas čia dabar darosi, kodėl čia mane muša. Jie nebuvo tokie. Priklauso nuo tavo mąstymo, kaip tu žiūri. Kaip man padina Dimos palyginimas, labai geras. Kai buvo du vaikai buvo šeimoje, vienas pesimistas, kitas optimistas. Ne kur ten tas optimistas, žodžiu, žinot apie tai, jo vaikui pesimistui padėjo arkliuką, žodžiu, kad jis prabūdęs apsidžiaugtų, žodžiu. Ir paskui man tėvai nupirko arkliuką, žinot, kur suptis tai. O tam vaikui optimistui, kad jam truputį, jų nuotaikas, vieno pakelto, kitą biškį, taip numažinti, pridėjo, žodžiu, arklio kako, tokį, krūvelę. Jie prabudo ir pirmiausia tas prabudo, žodžiu, optimistas, tas pesimistas. Žiūri arkliuką, oi, medinis arkliukas, žodžiu, nepatinka man. O tas vaikas, optimistas prabudo, žiūri tą krūvelę, sako, o pas man tai tikras buvo atėjęs. Jo. Viskas priklauso nuo požiūrio. Ar pusiau pilna stiklinė, ar pusiau tuščia stiklinė. Jo. Tai būk optimistas, turėk teisingą požiūrį. Amen. Tai, brangiai, aš pasimsiu laikrodį, kad mūsų vaikai neliktų be palaiminimo. Nes jau reikia, žiūriu, vairuoti pabaigą. Žiūrėkit. Taigi, žiūrėkit, kas toliau. Čia toliau labai gerai parašyta. Taigi, todėl Kainas labai supyko ir jo veidas paniūro. Klausyk, jeigu tu kažką blogai padarai, neteisingai, ir tu matai, kad rezultatas gausi blogai, tau nereikia supykti ant kažko, arba ieškoti čia kaltų. Paprasčiausiai pažiūrėk, gal paprasčiausiai tu reikia pakeisti savo mąstymą, pakeisti savo požiūrį. Jeigu tu darai tą patį ir tikiesi geresnio rezultato, tai tu apsavai apgauliai gyveni. Tu negali turėti geresnių rezultatų, jeigu tu darai tą patį savo gyvenime. Taip pat važiuoji, tu darai kaip vakar. Čia tas kaip važiuoji savo automobiliu ir vėl į tą pačią duobę važiuoji, pastoviai. Tai jau įvažiuoji vieną kartą, gerai netyčia antrą kartą, tai trečią kartą pristabdyk, apvažiuok truputį. Ar ne, ar vis tiek? Nesąmonė kažką, kada kelius taisys. Ir pastoji, žinai, tu biškai, pas nenormalus, Trankai savo mašiną. Apvažiuok duobę. Amen. Viešpats tarė Kainui, kodėl tu supykai ir tavo veidas paniūro? Darydamas gerą, argi nebūsi priimtas? Žiūrėk, kaip Dievas paprastai kalba. Kodėl tu supykai? Kam tu reikia pykti? Ant brolio savo, ant Dievo, ant tėvų. Tėvai blogi. Išėję iš dienos sodo, kvailiai. Būtume dabar ten gyvenę. Vaisių daug, dabar reikia tą žemę art. Ir pyko ir nervausi. Nes Kainas žemdirbys. Nosim knyso žemę. O Abelis buvo avių piemuo. Nors Dievo prakeikimas Adomui sako, tu knysi, nosim žemę. Ir prakaituosi. Suprantama. Bet Abelis kitoks. Pasirodo, netgi ir prakeiktoj šeimoje galima turėti laimę ir patikti Dievui. Tu niekada apie tai negalvoji.
Jeigu tu galvoji, kad aš gimiau neteisinga šeimoje, neteisingų laikų, blogai šaly, čia labai blogai Lietuva, čia lietus lyja, sninga, pūsto, labai blogai, o jeigu aš būčiau gimęs kur nors Amerikoje, milijonieriaus šeimoje, o, kaip tada būtų. Vėl tas būtų. Kainas ir Abelis gimė prakeiktoj šeimoje, abudu. Prakeiktoj, jie jau buvo išvaryti iš Edeno sodo. Bet Abelis, jisai pasistengė tik Dievui. Žinai, kokioj tu šeimoje begyventum, kokioj santvarkoj, kiek tavo dabar yra piniginė, kokios turi piniginė, nesvarbu, absoliučiai. Žinok, yra raktas iš karto į palaiminimą, raktas į išgelbimą, raktas į sėkmę iš karto. Stengtis patikti Dievui. Vienintelis fantastiškas dalykas, stengtis patikti Dievui. Patikai Dievui, jis tave mato. Ar tu galės sėdė, ar tu priekį, nėra skirtumą, jis mato tavo širdį. Patikai Dievui, viskas. Ir tu negalvoji, o kaip jam gerai, a? Gerai jam. Tau gerai. Man taip dažnai sako, gerai tau. Tai dėl to ir kalbu, kad tau būtų gerai. Kalbugi net, kad blogai tau būtų, kad gerai. No. Ir man kažkada tai kalbėjo, kad man būtų gerai. Ir dabar dėl man gerai. Belieka tik paklausti, priimti. Amen. Ir tau bus gerai. Paskui man bus gerai. Kaimynui savo paskui man bus gerai. Jo, nes aš noriu patikti viešpačiui, sakyk. Jo, paskui kaimynui, man bus gerai, nes aš noriu patikti viešpačiui. Jo. Žiūrėkit, kaip Dievas paprastai sako, jeigu darai gerą, argi nebūsi priimtinas? Apaštalas Petras paskui rašo savo laiškuose, kas gali jums pakenkti, jeigu darote gerą? Įsivaizduoji? Petras tai žinojo, apie ką rašė. Įsivaizduoji, jis darė gerą, jisai pamokslavo Evangeliją, kad žmonės įsigelbėtų. Jis nenorėjo, kad jo tauta pražūtų. Taip, jis pradžioje turėjo kitus supratimus, kad čia turi politinės perversmas, turi būti, Jėzus turi būti soste. Aš turėčiau būti ministras pirmininkas kaip minimum. Ten kai kurie nesutiko mokiniai, bet buvo supratimas. Jis sakė, truputį kitaip, pasikeitė truputį situacija. Jėzus nukryžiavo, jie patyrė didelį stresą, bet paskui Jėzus prisikėlė ir jo statydino. Ir Petras, jis toliau sekė viešpačiu, toliau tarnavo. Taigi jis darė gerą. Bet jis sučiupo ir įmetė į kalėjimą. Žinot šitą istoriją iš palaužtų darbų. Įmetė į kalėjimą. Ne tam, kad tik tais pagazdinti. Ne, tais laikais buvo labai paprastai. Tam, kad nužudyti paskui kitą dieną, kitą rytą. Todėl bažnyčia karštai meldėsi už jį, karštai meldėsi. Ir angelas atėjo pas jį. Sako, sek paskui mane. Visos durys kalėjimo atsidarė. Laisvas. Taigi Petras žinojo, ką rašė, sakydamas, jeigu darot gerą, kas jums gali pakenkti? Žinai, kodėl kartais nuobodus gyvenimas? Brolius esi. Žinai, kodėl kartais nuobodu bažnyčiai? To, kad tu nedarai gerą. Neturi gyvenimo. Ir todėl, kad tu nenori keistis, nenori eiti kelių naujojų, kurį tavo viešpas parodo. O tu dabar bažnyčiai, o tu šlovinai viešpatį, o prisipildai šventosios dvasios. Pasilik. Dievas taip padarė, Jėzus sumokėjo tokią kainą, kad mes galėtume turėti tokią sandorą su tėvu, kad mes galim būti kiekvienoje vietoje ir melstis bet kada. Man patiko, aš nuvežiau, Anselmų nuvežiau kortelę į viešbutį. Žodžiu, kažkaip buvo, buvo taip, kad buvo vakarienė, mes jį pamaitinom, aš jį nuvežiau viešbutį ir dar grįžau, nes dar buvo bendravimas pastorių prie stalo. Nežinau, šeštadienį gal vakarė ko gero. Ir Anselmas pasakė, Vaidai, šitas telefonas, neveikia šitą kortelę. Gerai, sakau, aš to atvešiu to kitą. Ir atvažiavau, žodžiu, jis nusileidžia vestibiulius, o rasaka, tamala, saka, čukūrų, barasaka, aš meldžiuosi, o taip, duok man kartelę, ir jis meldėsi. Tu bet kada gali meldėsi. Sakai, kad keistai, o kaip keistai kažkaip tai. Melskis. O vonioje meldės po dušu. Negalima. Galima. Važiuojant meldės. Vaikščiant po virtuvę meldės. Po darbo kambarį.
O, hallelujah, sika čaprokumati. Pasimės dabar kalbam. Kimadi blosku atibra. Hamprasiko čublasa katibra kiboli senga džiblasaka. Ida broso kučumati se. Amen. Amen. Tai yra gerai, kai tu gali sau leisti. Pranašų dvasios paklusnios pranašams. Taigi, jei darai gerą, būsi priimtas. O jei gerą nedarai, nuodėmė tyko prie durų. Įtraukia tave, tačiau tu turi viešpatauti jai, sako raštas. Tačiau tu turi viešpatauti jai. Tu turi priešintis nuodėmiai. Tu turi priešintis nuodėmiai. Pasakyk, priešintis nuodėmiai. Tu žinai, kaip nuodėmė, kai nuodėmė ateina. Tu dar prieš įtingit tą žinojai. Čia nėra kažkoks tai antgamtinis apreiškimas. Yra tavo vidus, kuris liudija. Ir nuodėmė tai nebūtinai užmušti brolį. Jonas sako, jeigu tu nekenti brolį, tu jau esi žmogžudys. Todėl tu turi vengti. Tu turi tikoti, tu turi bėgti nuo nuodėmės. Kaip Juozapas pabėgo nuo Potifaro žmonos. Bėgti nuo nuodėmės. Vengti. Jeigu tu esi linkęs, pavyzdžiui, susikivirčyti, susiginčyti ir supykti ir išeiti iš savęs, venk tokių situacijų. Venk tokių situacijų. Venk, tai yra darbas. O savaime nieko nebus. Savaime nieko nebus gyvenime. Mes turime įdėti pastangų. Kad priešintis. Jau vėliau tuomet, kai tu esi nugalėtas. Tu turi atsekti, juk jeigu pasikartoja nuodėmė, tu turi pamatyti, nuo ko tai prasideda. Nuo ko prasideda? Nuo ko prasideda? Pradžia prasideda nuo minties, kurią tu gali išmesti. O čia yra darbas. Daugelis pasauliečių, mano senų draugų, aš paminu, dar moksleivis aš buvau, ir aš klausinėjau, žinai, o kaip tu metėjai rūkyti, žinai. Tak aš nebegalvoju apie tai. Paprasčiausiai, man buvo ateina mintis, nustumė. Jį traukia tave, tačiau tu turi viešpatauti jai. Pasakyk viešpatauti. Amen. Bet žiūrėkit, aš noriu dar labai svarbų dalyką, paskutinę mintį šito rašto vietos pasakyti. Žiūrėkit, jei gerą dar nedarai, paklausykit, jeigu gerą nedarai, tu kažkas sako, aš nieko blogo nedarau. Aš nieko blogo nedarau. Tai, kad tu nieko blogo nedarai, tai nereiškia, kad tu esi apsaugotas nuo blogo. Jeigu tu blogo nieko nedarai, tai dar nereiškia, kad tai savaime tu gerą kažką darai. Taip nėra. Žiūrėkit, kas sako, Dievas sako. Čia Dievo žodžiai. Nesvarbu, kad jis kalbėjo prieš daug tūkstančių metų. Ir čia ne Naujas testamentas senas. Koks skirtumas? Dievas tai nepaseno, amen. Sandora tai sena, bet Dievas tai nesenas. Jisai sako, o jei gerą nedarai, nuodėmė tyko prie durų. Jeigu gerą nedarai, nuodėmė tyko prie durų. Ir kitoje rašto vietoje, Naujajame testamente sako, jeigu žinai, kaip daryti gerą ir nedarai, tu nusidėti. Vot problema, kad mes nuodėmiaujam ne tik tais užmuždami žodžiu žmogų, aš nežudau, aš nevogiu. Ne, tu paprasčiausiai gero nedarai. O geras prasideda nuo tavo namiškių. Tu komplimentų žmonai sakai, dovanas dovanoji. Ką tu gerą darai jai? Gyvenu su ją. O, tai, tipo, nieko blogo nedarau, žinai. Aš neinu pas kitas. Tai gerai, čia nėra blogis, bet tai čia yra tik tais, kaip sakant, čia tai tik pamatai. O kur sienos? Paveikslą ant sienų, kur dizainas visas, ką? Kur džekuzė? Aš perkeltinė prasme kalbu. Suprantat, jeigu šeima tai yra namo statyba. Aš nieko blogo nedarau. Ką tu gerą darai? O jeigu tu gero nedarai, tada nuodėmė tyko. Kodėl, pavyzdžiui, reabilitacijos centruose, ne? Marius, neduosiu meluoti. Aš niekada nebuvau repcentro viršininkas, bet jisai tai žino. Kad kai atvažiuoja žmogus reabilituotis, ką daro? Duoda jam darbo. Jeigu dar durnos mintis eina galva, dar duoda darbo. Jis tada daro, viso morką sodina, ridikėlius ravi, žinai, ir viso nėra kada blogą galvot. Reikia gerą daryti. Ir tada nuodėmiauti neliks laiko.
Melskis, ir tada nelaimėt nebūtų laiko. Melskis, daryk gero, evangelizuok, pamiršė apskritai. Norėjusi išgerti, o pamiršai varšiasi. Evangelizuok kaimynai. Vandens atės, prisigėrė, žodžiu. Viso, gerai. Ja. Arba ten kažką tai norėjai išplūsti, žodžiu. Kaip gerai, kad kartais neprisiskambinė, ne? Užimta. Tai prisiskambinė, žinai, tai pasakysiu viską, ką galvoji, žodžiu. Melskis. Pradėk melstis kalbom. Nu, jo kartais būna tokie, jausmai ateina tokie, žodžiu. Melskis kalbom tada. Ir taip stipriai gali melstis intensyviai. Bet svarbiausia, melskis kalbom. Nebijok. Ten šventoji dvasia neprašaus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Brangiai, atsiverskim dar vieną rašto vietą. Mato 19. Mato 19. Mato 19. Nuo 3 eilutės. Čia vis dar apie šeimą. Fariziejai taip pat atėjo pas jį ir mėgindami klausė, ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti savo žmoną? Buvo kaip ir konkretus klausimas, ne? Bet tu kad nors negalvoji taip, kad, o kodėl, pavyzdžiui, nepaklausius taip, ar galima dėl kokios nors priežasties nepaleisti savo žmonos? Žinot, kaip būna taip, amerikoniškos filmuose, kai supyksta, jis sako, pasakyk man nors vieną priežastį, dėl kurios turėčiau tavęs nenudėti. Taip, atėjo į galvą taip. Fariziejai taip užduotų tokį klausimą. Ar galima dėl kokios nors priežasties nepaleisti žmonos? Bet yra kokios nors įstatymas, kuris gali apsaugoti mano šeimą. Suprantat, problemagi kame? Problema ne įstatyme. Leidžia tai įstatymas ar neleidžia? Žinai, kaip klausinėja, o jums ten galima tuoktis? Gert galima? O skirtis? Žmonės užduoda toks klausimas. Klausimas ne tame, kas galima, kas negalima. Klausimas, ko tu nori. Todėl Jėzus uždėvinėjo fantastišką klausimą. Jis nevaikščio, negalima to, nedaryk to, nevalgyk, nekramtyk, nežiūrėk. Žinai, jisai paprasčiausiai klausė, ko nori žmogaus? Ateina aklas, žodžiu, atveda, žodžiu. Klausė, ko nori? Gal pavalgyti nori, kiaušinės? Žmogus sako, ne, aš noriu praregėti. Tik to tokia kiaušinė. Iškesiu. Vot klausimas, ne? Ar galima, jeigu žmogus ieško, o tai yra žmonių, aš sutikau gyvenime, kurie jie ieško galimybės pateisinti savo nuodėmę. Arba jie nori padaryti blogą ir nori tą pateisinti. Jeigu tu įdėsi visas pastangas, būt kvailys, tikrai jo tapsi. Be to, kaip Luisas rašo, kad pastangos tapti kvailesniu vis laik greičiau pasiekia savo tikslą, negu pastangos tapti išmintingesniu. Dar pakartosiu. Pastangos tapti kvailesniu greičiau pasiekia tikslą, negu pastangos tapti išmintingesniu. Tas greičiau veikia. Atėjo fariziejai ir klausė, ar galima dėl kokios priežasties paleisti žmoną? Nes mes norime paleisti. Tai va čia ir problema. Čia apie ką eina kalba? Čia, suprantate, čia neina kalba apie, tarkim, šiuolaikinės skyrybas netgi. Mes turime suprasti truputį kitokį kontekstą. Skyrybos, mes kadangi gyvenam tokio visuomenį, pas mus yra, kaip pasakyti, galima sakyti, tai yra santykių krizių kaip ir pasiekmė, kaip danties. Neprižiūrėk, nevalyk dantų, jeigu karės atsiranda, neplombuok, nesirūpink ir vieną dieną reikės išrauti. Bet tai išmintis yra tame, kad apskritai nuo pat pradžių turėti sveiką mąstymą, kaip prižiūrėti dantis. Amen? Negu paskui jūs rauti. Davai išrauk. Jeigu tu pas normalų daktarą papuolė, tai sako, jis stengiasi iš visų jėgų saugo tavo dantį.
O jeigu tavo daktaras yra toksai truputį, čiutką iš karto reikia rauti, gal reikės išrauti jau. Tai iki gal nepažiūrės, tai jau bėg nuo tokio daktaro. Kaip mano uošvės Utenoj, žodžiu. Nuvažiavo pas daktarą, pirmą kartą gyvenime, visą gyvenimą neturėjo problemų ir daktaras išrovė netadantį. O. Ir paskui, kai nuvažiavo uošvė, gal pretenzijas, ką jūs sugalvojat? Jūs ne tą, šalia reikėjo tą išrauti, o jūs tą išrovėt. A jis vis tiek buvo nereikalingas. Tai jau nuo tokių daktarų bėg. Klausykit, lygiai taip pat santykiuose. Nereikia laukti, kol ateis skyrybos. Nereikia laukti, kol tavo sutuoktinis pasakys, aš skiriuosi tavim, aš nenoriu su tavim gyventi. Palauk, tu jau iki tol pradėk mąstyti, ką tu darai gerą dėl jo. O aš nieko blogo nedarau. Tai ką tu gerą darai? Žinai, jeigu namas, kaip pasakyti, turi sklypą, pamatus pasidėjęs. Jūs sakai, aš nieko blogo nedarau. Tai nuo to namasgi nepasistato. Reikia daryti, statyti, reikia dėti plytas, tada bus kažkas. O taip nieko nebus. Taigi Jėzus iškart matė problemą. Ne tik fariziejuse, mąstyme, apskritai jų kultūroje iš esmės. Ir pažiūrėkit, tai tas pokalbis labai sveikai perskaityti. Fariziejai taip pat atėjo pas jį ir mėgindami klausė jį. Ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti savo žmoną? Jis atsakė, argi neskaitėte, jog kūrėjas iš pradžių sukūrė juos vyrą ir moterį. Ir pasakė, todėl žmogus paliks tėvą ir motiną ir susijungs su savo žmona ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebėra du, o vienas kūnas. Todėl ką žmogus sujungia, ką Dievas sujungia, žmogus tai neperskiria. Amen. O man patinka Jėzus, sako. O nuo pradžios taip nebuvo. Ne, paskaitykim toliau. Tada jie paklausė, o kodėl Mozė įsakė duoti skyrybų raštą, atleidžiant žmoną? Jis atsakė, Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo, bet pradžioje taip nebuvo. Jūs praskait, kad ne viską, ką mums leidžia Dievas, tai Dievo valia. Aš manau, kad tai sunku priimti. Ne viskas, ką mums leidžia Dievas galiausiai, yra Dievo valia. Važiuokit, Izraelis sako, duok mums karalių, mes norim turėti karalių kaip ir kitos tautos. Mes norim turėti, bet paklausyti, mes norim turėti karalių, bet paklausyti, mes norim turėti karalių. Gerai, turėkit karalių. Tai buvo Dievo valia. Tai nebuvo Dievo valia. Karalius Ezekijas, duok man dar pagyventi. A man dar daug, pranašas sako, sutvarkyk savo, parašyk testamentus. Laikas ateiti į dangų. Ne, prisimėk aš. Tau gerą dariau, aš noriu dar gyventi. Gerai, gyvenk dar. Ir prisidirbo. Ir nusigyveno. Ja. Ir tie paskutiniai metai viskas sugadino. Todėl, kai tu meldiesi, melskis už save, už savo artimuosius. Dieve, duok man nugyventi šlovingą visas tas dienas, kurias tu man davėjai nugyventi. Amen. Amen. Kam nukvakti į senatvę, žinai. Pamiršti, žodžiu, kaip atrodo tavo artimieji, žinai. Toks sklerotikas, psichas, žinai, išeina, žinai, kažkur tai, žodžiu, negrįžta, žinai, Taigi prakeikimas, kaip giminės kankinasi. Ar ten komo, 10 metų. Ar čia palaiminimas Dievo? Ar čia gyvenimas? Mes galime melstis dabar, kad, žinai, Dievas sako, vainigojimo ne pradžia, bet pabaiga. Mirties diena geriau už gimimo. Bet čia Dievo žodis taip sako. Mirties diena geriau už gimimo. Tai jeigu mirties diena geriau už gimimo, sako Dievo žodis, tai ir melskis dėl to. Kad pradžioje tau atrodo absurdas, nesąmonė, niekados nemirsiu, bet tu pradėk kalbėti apie tai, kad mirties diena yra geriau už gimimo dieną. Pasakyk, mirties diena geriau už gimimo. Ne, pasakyk kitaip. Pasakyk, mano mirties diena bus geresnė už gimimo. Amen. Ir sakyk, aš nemirsiu toks pats, kaip aš gimiau. Amen. Aš mirsiu palaimintas, vaisingas, gražiai, ramiai, be konvulsijų. Šalia stovės artimieji. Tas vien normaliai nereikės. Žinot, anekdotas, šitą situaciją labai geras. Saulkėtis miršta, žodžiu. Nėra čia saulkėčių mūsų tarpe. Yra. Vis tiek, iškėsit nieko. Saulkėtis, žodžiu, miršta. Žodžiu, sutrinkia artimieji, guli, žodžiu. Alsuoju. Anūtė čia.
Aš čia. Gerai. O vaikai čia, žodžiu, išvardino visus giminaičius, čia žmona, čia. Čia mano Juzelė, čia. Tai kodėl virtuvė šviesa dega po velnių? Nu, žodžiu, kad supranti, kad su jumoru, gražiai, žinai, viso, žinai, su šypsena. Amen. Taigi, žiūrėkit, Jėzus sako, taip, Mozė jums davė skyrybų raštą, nes jūs išsikauliojot, duok mums skyrybų raštą, duok mums vandens, taigi pastoji kaulijo visko, duok mums vandens, norim valgyti, norim mėsos norim, mes maną nusibodo, duok mėsos. Žodžiu, ir pastovi gaudavo, bet ne viskas, kad tu gauni, yra Dievo valia. Tu zyzi, duok mašinos, Dievas duoda to mašiną. Nu, tu rėk savo mašiną, nu. Patenkintas dabar. Taip pat ir dėl šeimos. Nekaulik iš paskutinių savo vyro ir žmonos. Nekaulik. Paprasčiausiai pasilik Dievo maloniai. Nebijok, kas tau priklauso pro tave, nepraeis pro šalį. Patikėk manim. Žinai, jeigu aš noriu savo vaikui kažką duoti, nu kas man gali sutrukdyti? Kas gali sutrukdyti? Tu gali sutrukdyti? Ne. Niekas man nesutrukdys. Jeigu aš noriu savo vaikui duoti, kas man sutrukdys? Niekas. Taigi jis atsakė, Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo, bet pradžioje taip nebuvo. Vat reikia žiūrėti, kaip buvo pradžioje. O todėl man patinka. Dėl ko mes šiandien meldėmės? Kad aš nemirsiu nuo lygos. Ne Dievo valia. Ir viešpaties piktis buvo manyje. Prieš lygas, prieš velnę. Ir apskaitai prieš tą mąstymą. Būtinai turi susirti ir numirti nuo kažko. Nesąmonė. Taip nuo pradžios nebuvo. Dievas nekūrė, žinai. Adomas mirs nuo vėžio, o Ieva durnių namuose. Taip nebuvo nuo pradžių. Tokie du paralitikai. Viens kitą bando išgelbėti, žinai. Taip nuo pradžių nebuvo. Amen. Ir aš jums sakau, kas atleidžia savo žmoną, jie ne dėl švirkavimo ir veda kitą, svetimauja. Ir kas atleista veda, svetimauja. Tada mokiniai pasakė jam, jei tokie ir vyro ir žmonos reikalai, tai geriau nevesti. Taip, kodėl tai pasakė? Todėl pamatė, kad didelė atsakomybė, pasakyk didelė atsakomybė. Taip, didelė atsakomybė. Žinai, tu gali skirtis toktis žmonių akise, įstatymų, tu teisus. Lietuvos Respublikos įstatymų teisus, normaliai. O kas, o jis va jau 5 kartą, o tas 6. Kas tau darbos, panti? Dievas žiūri tavo širdį. Tu gausi pagal savo širdį iš Dievo, o ne pagal jo. Jis jam atsakė, ne visi gali išmanyti tos žodžius, o tik tie, kuriems duota. Nes yra eunuchų, kurie gimė tokie iš motinos įsčių, yra eunuchų, kurios tokius padarė žmonės, yra eunuchų, kurie patys save tokius padarė dėl dangaus karalystės. Kas pajėgi išmanyti, tai išmano. Amen. Žodžiu, reikia išmanimo šeimos statyboje. Bet svarbiausia, brangiai, aš noriu pasakyti, kad, žinai, sako, su nuoširdžiu Dievas elgėsi nuoširdžiai. Jeigu tu esi nuoširdus, jeigu tu ieškosi gyvenimo, jeigu tu ieškosi gero, Dievas pasirūpės tavim. Net jeigu tu ne visą mokymą žinai apie šeimą, apie tą, ne viską, bet jeigu tu esi nuoširdus, greitas atgailauti, tu nori keistis, tu pasiruošęs Dievui tikti, tu turėsi palaimintą gyvenimą. Amen. Mario, tik prie klepo. Ir čia nežinau, čia sutapimas ar ką, bet aš taip nustebau, taip šiandien dar tą skaičiau rašto vietą. Tuomet atvedė pasivaikučių, kad jis uždėtų rankas ant jų ir pasimelstų, o mokiniai draudė jiems. Bet Jėzus tarė, leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė. Ir uždėjęs ant jų rankas, jis iš ten išėjo. Amen. Gerai, brangiai, aš noriu, kad mes atsistotumėm ir mes melstumėmės. Aš noriu, kad mes atsistotumėm, pasimelstumėm. Haleliuja, haleliuja. Dieve, Tėve, šlovinam Tave. Dėkojame Tau už gyvenimą, kurį Tu mums davėjai. Dėkojam Tau už tai, kad Tu mus mokai. Dėkojam Tau už tai, kad Tu mus maitini tiesa.